Belgijoje esame 3 dieną ir galiu pasakyti, kuo toliau, tuo liūdniau. Kažkada buvo garsus, stiprus pramonės centras. Dabar didžioji dalis gamyklų apleista, tuščios apleistos bažnyčios, rūmai didžiuliai, pastatai, daugybė parduodamų namų. Pakeliui pamatėm dvarą, pilį ant Liežo miesto krašto. Sveiki! Eterė laida Praeities žvalgas, aš Šarūnas Jasiukevičius, sveikinuosi su jumis iš Belgijos. Kartu su manim Lenkas. Sveiki. Tomas. Senas vienuolynas, apleistas. Antuanetės vardo vienuolynas, pastatytas kuriais metais? 11 amžiuje. 11 amžiuje pastatytas. Čia yra Liežo priemiestis. Daug yra apleisto labai religinės paskirties pastatų. Vienas iš jų šis vienuolynas. Bet jisai dar buvo ir ne vienuolynas, ne? Kažkas kitas buvo. Buvo ir mokykla, buvo ir sanatorija, ir ligoninė buvo, ir kareiviai naudojo. Labai daug. Ėjo iš rankų į rankas, kol dabar galutinai tapo apleistas. Tai mes jau... Turėjo padaryti būtus, bet turbūt krizė buvo, kaip tik prasidėjo ir nepabaigė. Kaip tik ir priėjom. Kaip ir daugelis apleistų objektų Belgijoje yra niekaip neprižiūrimi, niekaip nesaugomi. Viskas yra palikta likimo valiai. Visai viskas kiaurai. Paskutinis, kas čia buvo, tai buvo mokykla. Čia buvo mokykla? Taip, 2017 tai reikės uždaryti. Bet labai trumpai, nes kažkas nepavyko. Turbūt mokinių nesurinko, nes kad čia šitas regionas visas Belgijos mirštantis yra. Čiagi tik tai sensta žmonės, vaikų negimdo. Ir baigtas pro langus į miestelį. Ami vadinasi šitas miestelis. Jeigu norėsit kada aplankyti, tai visada prašom. Čia viena iš klasių. Piešinys ant sienos ir pro langus matosi miestelis. Vitražas. O, geras. O, žiūrėk, čia gaisro būta. Teisingai Lenkas pastebėjo. Čia turbūt esantis buvusi bažnyčia vienuolyno viduje. Čia va tie laipteliai man už nugaros, tai panašu į altorių ir čia tokie vitražai gražus. Jo, Raščiokos koplyčioje kilo gaisras 18 metais, tai mokyklos vėl ir buvo uždaryta. Tai čia ta koplyčia ir yra su gaisro požymiais. Taip. Ko gero viskas taip ir yra. Šventos Kotrynos bažnyčia. Čia nusileidimas į kiemą. O žiūrėk, ta didelė bažnyčia irgi apleista? Jaučiu, kad ne. Nors. Čia žiūrėk, virš durų kryžius. O žiūrėk, čia kažkas parašyta prancūziškai. Vėl plytelės. Aha. Čia žiūrėk, plyta. Kažkas parašyta apie tai, kad čia buvo vienuolynas. O, žiūrėk, čia tai jau palėpė. Viršui stogas. Žiūrėk, padaryta, kad ant palangių balandžiai nesėstų. Dievas. Čia laiptai. Niekur. Stogas įlūžęs. O, Donatas rado kažką įdomaus. Ai, čia va tas visas pastatas. Pažiūrėk, mes ėjom čia ir atrodė, kad einam per palėpę, o viršui dar kiek aukštų. Tiesiog labai žemos. Žiūrėk, 1904 metais. Ai, čia tos durys, per kurias mes įėjom, ne? O čia šitas tai atrodo kaip naujos statybos. Priedas, o čia vis dar seni pastatai. O, gerai, žiūrėk, laiptai kokie. Bet jau čia, nežinau, Lenka, einam į antrą aukštą. Tai, kad mes nepraeisim šito salerę. Žiūrėk, čia jau kaba. Bet, aha. Ne, į antrą tai gal užeisim. Lubos dekoracijos dar likas. Geras. Trečią turbūt jau nelabai. Nu, aš palauksiu, pažiūrėsiu, kas Lenkui bus. Žiūrėk, neįlūžo. O kur grindys?
Vilnius kažką iškeliavo. Kūrėdėlis. Išlanda. Čia nieko gero nematau, o į dešinę švis čia. Aukštyn lip dar galima, bet... Nu, laiptais dar galima lipdėti. Nežinau, kur ten nulipsime. Gerai, einam, bet gal čia nesaugu. Kraštų visai ką geriau eiti kraštais, nes lūžta ten, kur sunkiausia svorį atlaikyti per vidurį. Tai ar kopečios sulūžusios, supūsios, ar laiptai, tai geriausia kraštu. Bet pažiūrėk, kokio storio balkiai yra sudėti per dangą. Nu ir laikė kiek. Nuo 1905 metų atlaikė. Užuolaidos dar likė. Oi, važiuok, atsargiai grindys lūžusios. O, blokelių kokių padaryti. O, stiklinės lubos. O, gerai, žiūrėk, laiptai kokie. Eikit drąsiai antrą aukštą. Žemyn nežiūrėk, nes jeigu žiūri žemyn, baisu. Jeigu baisu, žemyn nežiūrėk. Čia sandėliukai. Ai, bet čia jau viskas, kalno šlaitas. O čia jau vis, žiūrėk, va, ledinis kiemelis. A, viskas jau čia, žiūrėk. Voila. Viršų. Pažiūrėk, lenkai, kokios lubos gražios buvo. Eiktų. Aha. Viskas sudegė. Įėjom į tą pilką pastatą. Naujesnis, matos. Žiūrėk, čia kaip kambariukai gyvenimui. Tualetas. Spinta. Ar ne? Ai, ne, čia iš vis vonia. Vonios kambarys gal. O, geras. Lipam į viršų. Jo, šitas veikas. Žiūrėk, čia gražus vaizdas, koksai per langą matosi. O, gerai, žiūrėk, baldai dar išlikę. Čia gal vienuolyno direktorius gyveno. Atskiras butas 2 kambarių. Čia voniaus kambarys buvo. Vaizdas į miestelį. Jo, baikštė visą matosi. Graži labai spintelė, komoda. Kažkas paėmė ir sulaužė, va tiesiog vien tam laužyti. O čia židinių imitacija. Radai ką įdomaus? Pastatas gerai matosi po langą. Aha. O žiūrėk, čia dar yra šone, matai bažnyčia? Čia ne ta, kur mes matėme. Mums reikia kažkaip patekti. Ir daisim iki jos. O, čia rūsys. Čia žiūrėk, mes iš vis kitam lygiai atsiradom. Na. Čia kažkas gyveno irgi. Tualetas. Geras. Ai, čia tai tiesiog sandėlys. O, geras, kas čia dabar? Čia žiūrėk, baldai sunešti. Iš to vienuolyno. Lovos. Čia į rūsį. O, geras. Palėpė matosi labai gražiai. Čia gerą vaizdą turėjo. Geras.
Eik tu savo. Kaip viskas apžėlė. Lovos. Spintos. Geras. Žiūrėk, koks staliukas mažiukas. Aha. Kažkas tiesiog sunešė susandėliavo. Čia matyt sausiausia patalpa. Matosi metai laikraščių? 8-7. Žiūrėk, reklama. Forcieras. Geras. Va, ir čia žiūrėk lovos. Bliama, gražius kokios. Čia pagrindiniai. Katilinė. Ai, žiūrėk čia. Kiemas. Aha. Geras. Tai tyliai čia tada buvo. Žiūrėk, čia dar baldų išlikę. Geras. Kaip yra ta vėla? Čia kur matėm irgi magelį. A, jo. O, geras balkonėlis. Dar matau kažkuo išlikti. Patau jo, aš irgi čia žiūrėk, vonios kambarys. Na taip, silpnokai išlikęs. Šiaip tai šiame Ami miestelėje yra daug religinės paskirties labai statinių. Yra dar vienas pusiau veikiantis vienuolynas, bažnyčios keletas bažnyčių. O, vėl baldai palikti. Antras aukštas analogiškas, kaip pirmas. Arti prie langų eit nenoriu, kad nuo gatvės nieks nepamatytų, kad čia mes vaikštinėjam. Marmuriniai. Šitie. Aha, nu, židinio imitacijos. Aha, čia jau irgi stogas pramirko. Žiūrėk, radau kažkokį žurnalą seną. Fiato reklama. Skrendantis Fiat regata. Atsimeni dar tokius regatas? Grimergen. Alkoholio reklama draudžiama. O, priliudas. Einam pažiūrėjom Rūsį. Čia į Rūsį? Čia išėjimas, a ne? Kiemelis mažiukas. Pastatas iš tos pusės. O, geras. Kardai? Iš ko? O, žiūrėk čia. Kripta? Čia kažkas iš mūsų nuėjo paskambint varpo. Atvažiuojam su liftu. Čia yra visai daugiau. Tai čia ir plytos žiūrėk kokios. O, geras. Tako, aš talpybos, tipo su tepalą, atsakau tepant dvi. Ten šviesk. Dujinė, ne katilai? Panašu. Baldai kokie. Žiūrėk, eik tu savo. Kokia spintutė. Knygos, kurių čia metų.
81 metų knyga. Čia biblioteka jau čia buvo mokyklos. Antras aukštas. Paliepė matosi labai gražiai. Čia gyvenami kambariai buvo panašu. Su vaizdu į miestą. Žiūrėk vaizdas. Pro langą. O žiūrėk tas raudonas jisai. Čia jau ne prie ko tas pastatas, ne? Turbūt net nebe. Čia gerą vaizdą turėjo. Pro langus. Gerai, reikia kažkaip nusileist, pasižiūrėti, ar čia ta bažnytėlė iš galo, kur įėjimas yra iš vidinio kiemo. Ir mes eidami ratu, senų pastato viduje, jisai turi vidinį kiemelį. Matėm vidinėme kiemelį didelį kryžių. Noriu aš dar tą kryžių nufilmuoti. Mes čia dar neapžiūrėjom. O geras, mes čia neėjom. Va, lenkai čia. Vidinis kiemelis. Geras. Eik tu savo. Kaip viskas apžėlė. Gerai. Radom senosios vienuolyno dalies svarbiausią dalį, vidinį kiemelį su kryžium. Tai noriu jau laidą baigti, atsisveikinti su jumis. Ačiū, kad žiūrėjote, susimatysim kitose laidose. Iki. Žiūrėk, paskui dar reikės tenais užlipti į antrą aukštą pasižiūrėti. Aš esu buvusioje raketinėje bazėje Pervomaisk vadinasi. Čia buvo dislokuotas branduolinis ginklas. Tai yra vienintelė vieta visoje Europoje, vienintelis muziejus visoje Europoje, kuris yra išlikęs tokio lygio ir tokios apimties kaip čia. Pervomaiskas turėjo 46 tokias raketas. Čia buvo sutelta tokia nesveika kosminė galia, kad čia